Šiandien paskutinė diena mūsų Los Andžele, tai kaip ir ekskursijas esam pabaigę. Aišku, dar liko ir nepamatytų vietų. Bet jau kas liko, tai gal kitam kartui kažkada, gal niekada. O šiandien paskyrėm apsipirkimam. Tai atvykom į outletą, į išpardavimų miestelį. Tai ieškosim dabar kažką gražaus parsiveš namo. Tikėkimės ir kainą gerą gausim. Kadangi viskam yra 40% nuolaida būtent ant šio stovo, tai 99, tai kainuotų šiam ir dar nuo bendro pirkimo dar minus 20%. Tai čia mačiau tokį fainą džinsinį suknelę čia. Graži, tai šitą kainuoja 110, 30% nuolaida, tai būtų apie 7. Aišku, čia dar dukas taksai skaičiuojas, tai dar prisideda papildomai. Bet viskas šiandien su nuolaidėlėm. Didelėm 40% yra kažkur seilai po 70 šitas 100%. Tuoj pažiūrėsiu, kiek palaikai kaiva. Pažiūrim kainytę. 120. Dar minus 4% nuolaida dar. Nu, žodžiu. Šitas džemperiukas labai įdomios medžiagos, tokios slidžios, bet malonios. Ir kainuoja 110, bet dar 3% nuolaidėlė. Simpatiški Guess kėdukai, $80. Tai čia būtų apie 7-5 eurus. Ir dar, man atrodo, jeigu antrą prekę pirki, dar 5%. Tai vat, čia kėdai visi tokiam pat kainom. Man gražiausias padas šitų pasirodė. Visi čia kabantis Guess diržiukai po 30 ir žinoma 5% nuolaidėlė. Čia tų diržų yra ir daugiau. Šitie kailinukai jau su raudona kaina, tai yra $100, bet dar jiem 50% nuolaida, tai už 50 būtų. Čia toks megztukas už 40 su 5% nuolaida. Kepurytė 16, šitą 22. Tai pažiūrim šitą, visai faina. Ir paieškom kainos. Kaina yra čia, irgi 17. Ir žinoma dar 5% nuolaida, kaip perki. Pažiūrim batų kainas. Tai tokie gesiukai, aulinukai, $30. Šitokie 37. Čia fainas spalva šitų vyšninė. Ir toksai gražus Guess ženklas per visą. Ir jo kainytė 3,5. Tokia kepurė už 30. Užėjau į Nike skyrelį, galim pažiūrėti čia kainytės. Štai. Ir dar čia, man atrodo, bendram pirkinių krepšeliui dar 20% nuolaida nuo raudonų kainų. Ir dar kainyčių pasižiūrinėti galim. O šitie gražus. Žinau, kad jaunimo berniukų pamėgti Jordanai. Tai dar turėkime minty, kad nuo šitos kainos dar visur 25% nuolaidėlė. Ir atėjau, žinoma, į New Balance skyrelį ir bandysiu paieškoti 9620, ar kaip tas modelis vadina, dabar net ir primiršau, bet tikrai žinau, kaip atrodo, žinau, kai ieškoti, va šito modelio ieškau. Čia labai didelis, vyriškas. Šitie gražus, bet tik vyriški dydžiai. Ir tie faini, spalva graži, tokia haki. Pažiūrėsiu, ar bus mano dydžio. Tai šiek tiek nusivyliau, nes tie modeliai, kurie man gražus, yra tik vyriškų dydžių. Prareinu lauką. Žinoma, pasižiūrim Michael Korso kolekciją. Čia fainai, kad tie šereliai tokie tikroviški, kaip tikro kailio būtų. Čia, aišku, Michael Korso klasika. Tik nemačiau, va čia, va, po 80% netgi nuolaida, tai tuoj pažiūrėsiu, pavyzdžiui, šitie. Kiek kainytė? $205, bet turėtų būti 8%, tai $5 jie turėtų kainuoti. Ir aišku, dasimušimui atvarėm į TJ Maxą, tai va, pavyzdžiui, tokia Calvin Kleino tašytė, $5. Karl Lagerfeldo fainulka, tai 80. Aišku, aš rodau jau tik tai gražesnės, įdomesnės, nes tos standartinės tai ten iš vis papigiamo, čia 130. Arkadija rankinė. Matau pasislėpusi dar vieną Karlo, tai čia tokia mažesnė, 50. Piniginė, telefonas ir raktai. Tilptų. O šalia iškart Calvin Kleino, tai čia
Manoji kelvinukas 40. Aš šitą Karlo nusižiūrėjau, dabar laukiu, nes ateis darbuotojai atsekti, nes tos brangesnės rankinės yra prisektos su magnetukais. DKNI kėdukai kem $9, čia apačioj, pavyzdžiui, tokie, už 21. Usapolo kėdukai, $20, Kelvino Kleino 33. DKNI tašė 60. Čia dar viena DKNI, tai šita 50. Šita Kelvino Kleino simpatiška 60. Pažiūrim, kaip iš priekio atrodo. Geso, tokias basutės, mažučių kulniukų, kainuoja $30. Vienas mangas, $8. Ir Starbucks'ą nusipirkau mačio latte. Sumokėjau už šitą padelį gal apie $5. Snickers'as $2. Kalafijorai parduodami tokiuose indukuose ir indukas $4. Akcija šiandien 3. $1, žodžiu, už vieną pomidorą. Tvik šokoladuko kaina. Kodėl pas juos tokie brangus pomidorai? Monsteris kainuoja $3.39, bet čia net nėra pusę litro. Ritter Sportai. 4 bandelės su klevų sirupu. Čia $9. Sumuštinis su vištiena. Načos, traškučiai irgi $43. M&M's mažas $2. Šitas €4. 4 keksiukai. KitKatą. Spurgyčių skonio. $5. Šiam $9 centai. Vienas bananas. Belvitas mažas pakelis 6,9. Pringlesai 3,19. Juodo šokolado plitelė 5,29. Eiliniai sušiai 8,9. Oreo sausainių, bet čia toks šiaip trigubas pakis 7,9. Už vieną tortą $5. Sevenapo 2 litrai 3,29. Kola 2 litrai. Nedidelis pakelis beveik $13. Plaukų dažų pakelis. Daf šampūnas. Pieno nepilnas litras. Ir štai mūsų vakarienė. Pusę kilogramo džiovinto abrikosų $12. Už šitą visą, ką laikau rankoje, $13. Drakono vaisius tiek pat, kiek ir Lietuvoje. Aktyvija 200 ml. $19. Blynų pyragaitį. Šiandieną užbaigiu su pirkiniais, tad jeigu norite sužinoti, ką įsigijau Amerikoje, laikinkite šį video, followinkite mane ir taip nepraleisite mano sekančio video. Iki rytojaus.